Esame dabar kažkur prie Milano, apie 7 km nuo Milano vienkiemį. Nakvojau kažkokiame, tai bread and breakfast. Taksi paleido mane prie vartų. Vareik rast namą. Visiškai tamsu buvo. Tai kažkaip netaip radau. Planas buvo žygiuoti aplink Veresę ežerą, bet kadangi stipriai vakar lyjo ir šiandien nusimato vėl lietus, tai tiesiog bandysiu nužygiuoti iki Veresę miesto, kuris randasi už 19 km. Per Gają GPS susidariau kažkokį tai kelią, bele kokį, net nežinau, kas ten bus, tad prisijunkite į kelionę. Prasideda nuo įdomių žygiavimų palei patį kelią, nes čia remontuoja taką. Kažkokį saugą. Na ką čia reiškia? Tu negali toliau eiti? Žodžiu, kažkaip per nesąmonę. Štekiais. Nes man čia reikia praeiti, kitaip aš niekur nenaisiu, kur man reikia. Ką jūs galvojat, baigėsi takas. Čia buvo takas, o čia palei griovį reikia eiti. Nuo bėgimo linijų. Nepasidomėjau dalyks, bet ką. Reikės bandyti. Šitame miestelėje nakvojau, varome iki tenai. Priėjau traukinių tiltą. Tiksliau 2 tiltus. Masyviai atrodo. Daugėjo žiauriai mašina, o aš einu grinai palei kelią dabar. Dar porą šimtų metrų ir išsuksiu šito kelio. Čia kažkoks bus šunkelis kažkiek laiko ir po to vėl reikės palei pagrindinį kelią. Bandysiu išsukti iš jo, kai galėsiu, nes žiauriai nemalonu eiti palei kelią. Reikia bandyti nueiti iki bėgių ir palei bėgius eiti ir tada aš daisiu tą kelią, kur man reikia. Tokiu atveju nutrumpinsiu ėjimą palei kelią. Čia kokius 50 metrų nusukau tik tai ir šiukšlės. Oho, čia dar daugiau. Aplamai, kur bežiūriu miške, visur šiukšlė. Išlindau tiesiai į kelią, kur reikėjo man. Bet čia nėra iš viso pakelės ir sunkvežimis dabar atvaro. Nu, pažiūrim, kaip dabar man reikės eiti į gaisą. Oi, čia vienpusė, tunelis. Ir tada dar normaliai. Šiaip ne taip pralindau. Tikiuosi bus toliau kelias geresnis. Artėju prie Verdžiate. Norėjau eiti kitoje pusėje kelio, bet bele kiek apaugusi žolė. Čia nors nupjovė. Ką, reikia skirsti tiltą. Nenoriu, bet reiks kažkaip. Bandom. Kaip nemalonu, bet bandom. Pusė veikti ne vienos mašinos, dar ne vienos mašinos. Fiu, praėjau sunkiausią dalį. Čia greitkelis apačioj. Radau kažkokį pašalinį takelį, kuris veda iki Krugnolos kaimo, tai varysim per čia, nes jau žiūriu užtrisiu per tą kelią eiti. Ko dabar labiausiai noriu, tai kai nueisi į kaimą, ekspresų užsakyti. Tikros kliūtis. Tai va, čia upelis, o čia mano takas atseit. O šit, vos neįkritau. Radau dilgėlių, juokauju. Radau, man atrodo, žemuogė. Nežinau, reikia valyti man čia prie pat kelio. Pagal žemėlapį turėčiau čia sukt, bet rašo stop ženklą, kad negalima įvažiuoti. Tai jau čia eisiu iki dar kokį 100 metrų iki šito takelio ir tada vis tiek pasieksiu tą miestelį. Ar kaimą, kas čia bebūtų, nežinau, kas ten bus. Kaimas turbūt. Kaip suprantu, yra kažkokie takai. Ten, kur mums reikia, nėra čia. Tai reikia man patiems kažkoti. Gal žemėlapį turėtumėm čia eiti. Pala, man čia rodo atgal eiti. Tai kur tas takas? Žodžiu, ieškau toliau. Va, radau šitą taką. Net pažymėti su raudonu spalva. Tai tiesiog dabar ir pėdinsim iki pat to kaimelio jau čia. Kokia dydžia. Grybas. Čia yra dar vienas grybas. Sugyventinė ant viršus. Mano laivas į jūrą liks rami. Nėra čia praėjimo. Užstojo medžiai, bet mes praeisim.
nugaras užlapau. Visai normaliai čia einas dabar, nereikia galvoti, kad mašina gali nutrenkti. Toks jausmas lygiai čia palei Lietuvos pasienį. Taip, vieno vietą iškrista, kitur medžiai, miškas. Nors šiandien turėjo lyt, nelyja, net saulė buvo išlindusi, bet po pietų nusimato liūtis, kuri tęsiasi iki pat rytojaus vakaro. Paaiškės viskas kelionės eigoje, ką veiksime ir ką pamatysime, nes labai neprognozuojam. Bėgam po medžių. Nu čia turėtų mane apsaugos pakankamai, kol lyja, papusryčiausiam. Nieko neturiu pusryčiam. Čipsų pasiėmiau iš namų. Tikiuosi nustos lyt kuo greičiau, kad tos įveikti kokius dar 800 metrų ir pasiekti kaimelį. Tada galėsim įsigerti kavos ir pabandyti itališkus pusryčius, tai ne per vėlą. Kiek dabar 4 valandą. Beveik 11 valandą, jau pietum reikės eiti, ne pusryčiam. Kuo toliau, tuo labiau lyja. Mano laimė, kad šitie medžiai mane tikrai apsaugo. Beveik nei vieno lašo neužkrenta ant manęs. Pamažėjo lyjimas, beveik sustoja net. Reikia judėti, kol galima judėti. Pelkė visur čia, reikia man kažkaip pereiti per aplinkui. Čia kukurūzų laukai buvo. Dar net yra šitai kukurūzų. Kukurūzų laukai, kukurūzų laukai. Šitaip atrodo, kad čia tuo keliu nieks nebevažinėja, bet ant žemėlapį rodo, kad trumpesnis kelias neįti palei pagrindinį kelią. Ta prasme, pagrindinį laukų kelią. Yra minusas, praėjęs šitą nenaudojamą kelią, būsiu kiaurai šlapiom kojinėm. Man džiauriai reikia kavos, nes nuo atsikelimo galvą nepraeinu skaudėti. O per tunelį kirsim ir pasieksim jau tą kaimą už poros minučių. Ar čia tik ne apiniai? Čia taip yra perėję, po to reikia per tvorelį peršokti. Čia kaip suprantu, žmonės pėsčiau nevaikščioja, nėra jokios pakelės ir tą kelią. Labas, valgiau, išgėriau Coca-Colos, bet kavos negavau. Rodo, kad čia reikia eiti. Ten ir einam. Čia ir kažkoks kelias žygiavimo, mes esam dabar čia. Turbūt iki ten, kur mums reikia nužygiuotumėme, eisim savo keliais. Neįtikėtina, bet einu palei pėsčiųjų taką jau kokį pusę kilometro. Ir spėju, kad likę 2 kilometrai iki sekančio miestelio taip ir bus. Priejau kažkoks kapinis, reikia pažiūrėti. Tiesiog meno darbai, antkapiai, bele kokio gerumo. Kur bežiūriu, visur labai meniška ir daug darbo įdėta. Galima knygų pasiimti, paskaityti, bet jaučiu visos itališkai. Labai skaniai. Čia galiu nusipirkti gėrimo. Paliekam Mornago miestelį, einam toliau iki Veronesės. Žodžiu, tokia pakelė. Nežinau, ar rizikuot, ar nerizikuot. Jaučiu grįšiu porą šimtų metrų atgal. Pereisiu į kelią, kuris veda į šitą miestelį Crosio della Valle, ar kaip pasivadinti. Tada žiūrėsim, kur toliau judėsim. Vėl pradėjo lyt. Negaliu niekur judėti čia, nes visiškai nėra medžių priekyje prieš mane. Čia dabar prie suolelio lendau po kelių medžių. Reiks laukti, kol nustos lyt truputį. Mačicicli. Čia kažkokį parduotuvę, man atrodo, yra. Ir iš tos parduotuvės turėtų būti keliukas. Kaip suprantu, čia šitas takas, kurį man reikia patekti. Aš tikiuosi nuves į geresnį tašką, nuo kur galėsiu palei kelią eiti.
Čia man atrodo per kažkokias privačias valdas einu. Bet turėt nesupyk, nieko šiandien numindau. Tik tai minusas, kad vėl pradeda lyt. Reikia ieškoti kokio medžio. Jeigu tai toliau tęsis, tai jau čia reikės gaudyti autobusą jau sekančiai stotelėje, kuris mane nuveš iki pat Veresė ar Verenėse, ar kaip su besivadina miestelis, kuriame nakvosiu. Žiauriai, kaip iš kibro dabar lyja. Net oška tenai slepiasi nuo lietaus. Jau kokį 10 minučių stovi ir lietus tik blogėja ir blogėja ir blogėja. Nežinau ką daryti. Autikas už 20 minučių yra, o man dar liko apie gerą kilometrą nueiti. Tai nežinau, ar gerą idėją rizikuot kiaurais užšlapti. Nu, kažkiek man padės striukė, bet kojas bus šlapės, jeigu aš taip toliau pėdinsiu per tokį orą. Nežinau ką daryti. Kitaip reikės dar valandą laukti autiko, jeigu šitą nepataikys. Jau čia rizikuojam. Jeigu ką, rasiu dar kokį kitą medį. Tai toliau kokių 50 metrų. Žiauru. Tai jau kelią užsimečiau lemputę. Reiks palei kelią eit, nors ir nėra labai saugu. Dabar yra po 2:08, autikas turėjo būti 2:06, bet aš nemačiau pravažiuojant, tai tikėkime įsivėluoja ir aš spėsiu į... Ahora sì. Sì? Quanto? Allora, sono 3,70. Grazie mille.